Sveiki, draugai, aparatūros fanai. Jūs darosi vis sunkiau nustebinti, sunku rasti intriguojančių temų, bet šiandien pakalbėsime tikrai, manau, įdomią temą. Tai kalbėsime apie CD transportus, high-endinius aukštos klasės, na ir CD grotuvus. Pakalbėsime apie skirtumus CD grotuvų, transportų, papasakosiu savo patirtis ir, žinoma, lauksiu jūsų komentarų su nuomonėmis ir patirtimis. Tai šiandien būtent kalbėsime apie rankų darbo high-end CD transportą. Jį man atvežė išbandyti vienas iš mano fanų draugų. Tai visą savaitę testavau, bandžiau ir tikrai turiu apie jį susidaręs įdomią nuomonę, kurią, manau, tikrai verta išgirsti. Aš apie CD transportus kažkaip galvojau seniau skeptiškai, kad kas čia gali būti kitaip, taigi CD grotuvas tą patį groja, jeigu turi koksalinę skaitmeninę išvestį, junkit, naudokit ir prijungus daką tikrai jokio skirtumo nebus. O iš tikrųjų nė velnio. Tai va būtent apie tai šiandien ir pakalbėsime. Ant mano stalo šiandien yra CD transportas su legendiniu CD Pro 2 mechanizmu Philips. Na, šitą CD Pro mechanizmą naudoja tokie gamintojai kaip Audionaut, na, kiti įvairūs aukštesnių klasių CD transportai, grotuvose irgi labai aukštų klasių, na, maždaug kainos kategorija, kur nuo 2000–3000 eurų prasideda, tai tokiuose grotuvose arba transportuose CD būna būtent šis CD mechanizmas. Tai tikrai, manau, bus aktuali tema. Dabar eisime, apžiūrėsime būtent šį CD transportą iš išorės, po to iš vidaus, papasakosiu savo pastebėjimus, na, o tada pakalbėsime apie patį garsą. Tikrai, manau, bus įdomu. Tai laukiu labai jūsų komentarų, nesidrovėkit, nes tikrai labai mažai peržiūrų sulaukiam, nors stengiuosi tikrai kurti kokybišką turinį. Tai patinka, nepatinka mano video, visiems parašykit komentarą, paspauskit laiką arba širdelę. Na ir taip, manau, auksime ir toliau kursime jums įdomų turinį. Na, einam prie CD transporto dabar. Žiūrėkime šį CD transportą iš išorės, trumpai šiek tiek papasakosiu. Tai savininkas buvo atskleidęs, kad už jį mokėjo apie 2000 eurų, jam pagamino jį pagal užsakymą. Tai kaip ir buvau minėjęs, tai pats CD mechanizmas Philips legendinis CD Pro 2. Diskas dedasi per šias dureles iš viršaus. Na, kaip matote, nėra kažkokių skambaliukų ir kitokių visokių blizgučių. Atrodo viskas paprastai, kokybiškai. Taip užsidaro. Iš priekio, kaip matote, ant panelės vaizdas minimalistinis. Sunku, aišku, perteikti, labai blizgu. Daug atspindžių. Minimaliai yra jungiklių perjungti dainoms, pauzai paspausti. Na, tikrai atrodo gan puošniai, tik tai gaila, kad prie telefono neina perteikti pačio vaizdo. Na, pažiūrėkime, kas iš pačio galo. Iš pačio galo matosi, kaip matot, skaitmeninė koksalinė išvestis, įjungimo išjungimo jungiklis, na ir kištukas, kur jungiasi užmaitinimo kabelis. Na, einam dabar nukelsime dangtį ir pažiūrėsime, kas matosi po pačiu dangtį. Transportas jau nurengtas, nusuktas dangtis, kad negaišti laiko. Na, dabar pažiūrėsime ir aptarsime, kas matosi viduje. Tai viduje tuoj pasiimsiu įrankį. Viduje, kaip matote, CD Pro 2 mechanizmą Philipso, legendinį. Tai tikrai labai kokybiškai pagamintas. Na, kaip žiūrėjau, šitų CD mechanizmų kainos svyruoja, na, galima ir už 300 eurų mačiau nupirkti, bet yra netgi kas ir 1000 eurų vien už CD mechanizmą šitą prašo. Tai visas driveris, visa plokštė valdymų iš šio CD mechanizmo yra po pačiu CD mechanizmu. Tai kiti, mačiau, pardavinėja visą pilną komplektą, kiti nepilną komplektą. Na, toliau, ką mes toliau matome? Nuo plokštė atrodo tokia gan didoka, bet šita plokštė tai tik tai maitinimo šaltiniai, kaip matote. Stovi 3 skirtingi maitinimo šaltiniai, įtampos stabilizatoriai, kaip mato, stabilizavimo dalis. Tikrai kokybiškai surinkta.
kokybiškai pagaminta, atitinkamai ir skamba. Šis CD transportas turi tik tai vieną skaitmeninę išvestį koksalinę, na ir gale jungimo jungiklį. Vidus, kaip matote, iš priekio vaizdas toksai yra. Tai turi, na, tokį minimalistinį dizainą priekį, ekranas yra, na ir yra prie jo dar pultelis. Tai atrodo nieko gero, kai pasižiūri, nieko gero ir stebuklingo viduje irgi nesimato, bet dabar eisim pakalbėsim apie patį garsą ir kas mane nustebino, lyginant su kitais CD grotuvais. Einam prie svarbiausio, pakalbėsim apie patį garsą ir kuo skiriasi CD transportas nuo CD grotuvo aukštos klasės. O skiriasi labai daug. Ir skambesiu, aišku, jeigu naudoja CD transportą, reikia naudoti išorinį daką, tai aš būtent šią savaitę savo testam naudojau savo TDA 1541 su lempa daką ir prie jo jungiau per koksalą tiek savo modifikuotus CD grotuvus suremontuotus, kur tikrai klausau dažnai ir yra tikrai mano ten jau reference naudojami visokiem bandymam. Ir naudojau šį mano fano atvežtą CD transportą su Philips CD Pro 2 mechanizmu. Ir skirtumas yra tiek didelis, kad negaliu net patikėti. Seniau visą laiką galvojau skeptiškai, kad nesąmonė, ką čia nusišneka CD grotuvas, čia tas pats, visi tą patį nuskaito, tą patį groja taip pat. Nė velnio iš tikrųjų. Nes CD transportas dedikuotas, jisai yra, nėra jokių papildomų čipų, ko nereikia, pirmas dalykas, nėra kas kelia triukšmus, nes visi tie skaitmeniniai filtrai, konverteriai, dako konverterio mikroschemos, viskas triukšmauja, visą skaitmeną tą triukšmauja, kelia triukšmus. Kadangi CD transportas, toj dėžėje yra driveris, kuris valdo visą CD mechanizmą ir nuskaito bitus, yra sumontuotas tik tai kokybiškas maitinimas, yra kokybiškas korpusas, dideli atstumai, viskas yra, nėra sugrūsta. Tas, manau, ir įtakoja tą skaitmenos skirtumą skambesį, kad visiškai kitaip gali skambėti. Papasakosiu tuo šiek tiek apie pačius pastebėjimus garse ir kuo skiriasi. Ir dar šiek tiek informacijos rinkau, tai papasakosiu apie tokius pastebėjimus, kur kiti ten dalinasi klaidingom nuomonėm įvairiom. Tai netgi mačiau tokių video yra, kur tikrai kokybiškai angliškai filmuoja video. Ir žmogus nufilmavęs tokią temą, kad nupirkęs DVD grotuvą už $35 ir Anion berods CD transportą už 4000 bandė lyginti. Ir jo nuomonė, kad nesiskiria garsas. Aš nežinau, ant kiek čia turi būti buka audio sistema, kad neišgirsti skirtumą. Būtent šiuo atveju, su šiuo CD transportu, su Philips CD Pro 2 mechanizmu, yra ant tiek skirtumas. Mano geriausi grotuvai, ką aš esu turėjęs ir ką dabar esu užmodifikavęs, atsilieka per 20 maždaug procentų. Žemo kontrolė geresnė, daugiau žemo, na tai kas mėgstat dinaminį tą žemą dažnį ir jums dominuoja audio sistemoje, jūs visą laiką ieškot, kad gerai kokybiškai būtų bosas, kokybiškas muzikoje. Tai tikrai, manau, visiems yra žiauriai tiem žmonėm aktualu ir tikrai labai pajusit skirtumą. Ir plus, aukštuose vidutinėse dažniuose atsiranda daugiau gyvumo. Pats skambesys toksai gyvesnis. Aišku, mano tas dakas su TDA 1541 mikroschema irgi pats yra su lempomis, tai irgi tas skambesys yra priartintas kuo arčiau analogo, bet su šituo CD transportu tai yra skirtumėlis toksai. Uždedi mano geriausią dabar Proton, tą CD grotuvą, kurį aš naudoju kaip reference ir nebenori klausyti to CD grotuvo. Aš jau per daką šitą savo tada jį klausydavau, jau taip geriau skambėdavo tikrai. Bet pabandžius šitą rankų darbo CD transportą tikrai supratau, apie ką žmonės kalba, kad tikrai skirtumas gali būti. O pas ką nėra skirtumo, kas galvojat, kad bent koks DVD grotuvas tą patį groja, tikrai ne. Geras CD mechanizmas, tvirta konstrukcija, mažiau vibracijų, geresnis lazeris, geriau nuskaito bitus.
ir tas įtakoja, kad nepraranda pakedžų ir tada pats garsas yra geresnis ir geriau yra atkuriamas. Tai pats manau dabar ateityje bandysiu irgi pagaminti CD transportą, apsiskaitysiu, bandysiu su vairiais mechanizmais paeksperimentuoti atradęs laiko. Na ir tikrai manau dar nufilmuosim apie tai ne vieną video. Na dabar pakalbėkim apie ateinančios savaitės mano planus. Tai kitą savaitę jau išvykstu į parodą su savo administratoriais Varšuvoje, tai audio video Varšuva, tikrai bus manau įdomu, užrezervuotas viešbutis, bilietai nupirkti, beliko nuvažiuoti ir nufilmuoti daug gero kontento. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko šis video, būtinai parašykit komentarą, paspauskit laiką ir susitiksime kitose video. Iki.